Na va, Bratislavai nepasilikom pusryčiauti. Pusryčiaujam Austrijoje. Nes vat norėjom papusryčiauti Austrijoje. Nepatiko mums Bratislava. Sustojam ir pusryčiaujam. Štai ir mūsų mėgstami apžvalgos bokštai. Va, prie kokios jūros mes čia atvažiavom. Jei nežinojot, tai Austrijoje yra jūra. Ne, o iš tikrųjų ežeriuks nedidelis. Kokių 12 km pločio. Labai įdomi vieta, tikrai labai primenanti jūros paplūdimį. Dar ir taip pasisekė mums su saulėlydžiu. Ir kluoja Deividas. Nelabai suprantam kodėl, bet kad čia praeiti reikia kažką patikrinti, lagaminus. Neturi daiktų kažkokių. Bet šiuo metu atidaryta. Ten pusėje taip pat. Mes kaip visada tiesiog važiavom pro šalį, pamatėm tokią vietą gražią, sustojom, nuėjom, pasižiūrėjom, dabar užsisakėm picos. Rūta sėdi, laukia picos. Ir eisim žiūrėti saulėlydį tenais su pica. Ant kranto. Oi, tai influencerį pavalgyti gali. Iš mūsų šaldytuvo sprendžiant, mes susipirkom viską ir pasiruošėm griliui. Bet visą dieną pralijo lietus. Pagaliau išlindo saulutė. Todėl greitai skubame viską išsikepti. Statome bulvytės virt. Mėsytę iškept. Skanaus mums. Labai malonus žmonės. Ne tik pakvietė mus žaisti, bet dar ir išmokino taisyklių. O dabar mes dar ir žaidžiame komandoje. Ir šiuo metu Deivis gali arba laimėti, arba ne. Visus trys. Schaust du mal? Zu weit. Huh? Once again. Oh, that's very good. The best thing is you try here, yeah, and then it doesn't throw away, yeah, like on this. If you point here and tick, then you have to point. You can do that. Jie pakvietė pažaisti. Pirmą kartą žaidžiam. Oh, but it was very good on it. Na ir lemiantis metimas. Na.
Labai labai malonų žmonės. Parodė mums, kaip žaisti, sužaidė su mumis. Deivido komanda. Žiauriai džiaugiamės, kad pasilikome čia dar vienai nakčiai. Sužinojom apie naują žaidimą. Taip. Pažaidėm, laimėjom. Mums labai pasisekė vakar, nes tik antradieniais susirenka čia žaisti šio žaidimo, kurio neatsimenu pavadinimo. Atvažiavom į Vieną, o Viena mus nelabai svetingai pasitinka. Matytas parkingas užimtas, kadangi pasirodo Rammstein koncertas vyksta šiuo momentu, šiom dienom. Tai teka 2 valandas važinėti aplinkui ieškoti, kur pasistatyti, nes daug parkingų užimta. Tai vat Vieną susiradom pagaliau, pasistatėm, dabar eisim iki centro. Iki centro eit 5 kilometrai. Kai buvo prieš tai vos keli, tai dabar teks eiti ilgai. Oras irgi labai nelepina, vėjuota, pranašauja lietų. Tai jau kartais pakrapnuoja, norėjom su dviračiu važiuoti, bet vėjas labai stiprus. Pasižiūrėjom, kad rytoj oras geresnis, tai šiandien einam peškom. Galbūt pavažiuosim su taksu, jeigu pavargsim eiti. Arba su taksu grįšim atgal. Kaip visada, išėjom tiesiog pasivaikščioti. Vaikštom be jokio žemėlapio, tiesiog einam, kur akis veda. O, kažką priėjom. Pažiūrėk, ir čia ornamentai. Aha, gražu. O. Labai gražu. Ir va taip nereikia pasitikėti orų prognozėmis. Visiškai nebelyja, giedras dangus. Labai geras oras. Dar ir patekom į filmų festivalį. Žinoma, Vienoje privalome pažiūrėti ir operos. Netikėtai pataikėm į festivalį. Žinoma, antras dalykas, ką būtina Vienai padaryti, tai suvalgyti štrudelį. Toliau tyrinėjame Vieną. Vėl einam ten, kur akis mato. Labai gražu. Pastatai apšviesti. Dar viena gražybė vakare. Ir žinoma, gatvės menas. Vakarais tokie man labiausiai patinka. Vakare ir dieną. Daug daugiau žmonių nei vakare ar naktį. Bet man asmeniškai gal dieną šį kartą ir gražiau atrodo. Bandom namo grįžti su metro. Nežinom patys dar, ar pavyks. Pabandysim. Einam ieškoti metro. Pusę valandos susigaudėm. Kol susigaudėm, kur mes čia turim važiuoti, tai mes vis dėlto ne metro turim važiuoti, o tramvajum turim važiuoti. Tramvajum grįšim namo. Nu štai, pagaliau grįžom, biškį paklaidžiam, bet nieko, svarbiausia, kad namie. Kitą kartą bus geriau.
Visa tai turėjo būti surežisuota. Aš specialiai visą kelionę šitą vežiojosi tam, kad suvaidinti linksmą tipo nuotykį. Atsisėdau ant klozeto šikt ir pamiršau atidaryti. Bet matau, jo nebeprireiks, nes Rūta ką tik padarė tai realybėj. Po to parodysiu aš jums, kaip ten ką reikia atidaryti, kaip ten kas veikia. Taigi čia ne taip kaip namie, čia reikia sklendę atidaryti. Tada padarai reikalą, nuplauni ir uždarai. Rūta pamiršo atidaryti, tiesiog atsisėdo ir darė savo reikalus. Jo. Deivi, kaip nejuokinga. Bus blogai, jeigu dar ir pamyšiu. Rūta dabar rinks savo šudukus? Nežinau, o ką daryti. Deivi, tai nejuokinga, ką man daryti. Rinkt šudukus. Iškart į dėžutį galėsi daktarui kokiam nunešti. Nejuokinga, Deividai. Gulė visi gražiai. Galiu nufilmuot? Ne, negali. Jeigu dabar atidarysiu dangtelį, irgi blogai bus. Nu, nes prispaus kažką. Aš taip manyčiau. Ką daryti? Rūta, tai turėjo būti suvaidinta. Duok maišelį kokį. Kodėl tu nesilaikai planas? Mes turėjom suvaidinti. Taip, tai nubaig filmuot. Nedėsiu šitai filmuko. Kodėl negaliu eiti pažiūrėti? Nu negali, Deividai, tu tuo labiau filmuot. Nes ant dangtelio, sakai, krūvo rutuliukų guli. Baig, nu. Bet iš tai nepadedi man. Deividai, baig, nu. Kad esi tą maišiuką? Mes šuniuko kaip ir neturim. Mane liūtini. Man yra taip sunku dabar. Grįžo, toliau valgo, kemšo savo. Dar vieną krausus. Nieko, pridėsim kažkaip per Photoshopą. Eina bachuriukai iš paplūdimio, o paplūdimys štai čia. Stoviai reikia pakelti akis į viršų. Dabar tiesiog sėdim McDonald'e, apsimetam, kad daug valgom ir keliam video į YouTube jums, kad jūs matytumėt, kadangi daug įtiko neturim, tai naudojamės viešuoju. Jau visai vakaras. O, arkliukai. O, koks įdomus tualetas. Pasibarstai pjuvenų po savęs. Vakar šitoje vietoje buvo kino filmų festivalis ir rodė operą Dievo Rodo koncertą.
gali pasirodyti, kad mes labai trumpai užsukom į Austriją ir labai mažai ten praleidome laiko, bet iš tikrųjų mūsų pagrindinis tikslas yra Čekija. Todėl viena mums buvo tiesiog pakeliui, tai nedidelį gabaliuką Vienos ir šalia esančių lankytinų vietų mes aplankėme, o toliau laukia didelės įdomybės, nes mes atvykstame į Čekiją.